šios rungtynės buvo pačios geriausios, sakyčiau. Vyrukai užsivedė iš jo, jautėsi gera atmosfera prieš rungtynės. Ir be abejo, žaidėm prieš lyderį, kuris dar nebuvo pralaimėjęs nei rungtynių. Pasakysiu, jausmas tikrai geras. Dar grįšiu į Rūbinę, dar pasveikinsiu vyrus. Galima sakyti, šios rungtynės buvo principų, nes prieš 3 komandas, kurios yra lyderiaujančios, nebuvom nei vienų rungtynių išlošę. Buvom tik tai su Akademija, su Ljubljana 3-3. Tai aš vis tik norim, kad nors įrodyti, turim pradėti ir lyderius vykdyti žemę. Kaip manot, kas šiandien daugiausiai prisidėjęs? Komanda, FA, Dainava, nauja Akademija, bet kas šiandien buvo svarbiausias? Ar vis tik komandinė dvasia? Viskas yra svarbu. Režimas, profesionalus atsinešimas, nusiteikimas. Be abejo, visą tai ir sudaro tą visą dvasią tokią. Bet sakau, sužaidėm savaitės vidury rungtynės su Žalgiriečiu, tai Keturinas nebuvau patenkintas, bet tos rungtynės buvo repeticija prieš tas rungtynės. Darėm daug klaidų, daug analizavomės, šiandien prieš rungtynės irgi aptarėm viską. Išėjom tik su vienu tikslu, kad turim būti lyderiai, žaisti nuo numerio ir tik kažką. Pagaliau pradėjo tvarkyti Vilniaus komandas. Koks buvo, aš net taip pavadinau, prakeiksmų, Vilniaus prakeiksmas? Ar namieris, ar svečiuose vis tiek gaudavot? Pagaliau jo antros rungtynės prieš Vilnių ir pergalė. Kas tai yra? Su Vilniaus komandom nutikdavo toks dalykas, kad mes prieš jas visas laimim, o pačioj pabaigoje labai, kaip čia pasakyti, nusiskriaudžiam stipriai patys. Visur kaltinu tokį dalyką, kad susikaupimas nukaltė. Aišku, be abejo, esu daug kur pats kaltas, daug kur pats dar klaidų padaręs, bet dabar tu užsiimsi, daug ką taisysi. Ką jums reiškia šita pergalė tokiame kontekste, kai nauja Akademija turėjo daug priešų, asmeniškai irgi turėjote pradėti naują laikotarpį? Kiek jums svarbi šita pergalė apskritai šitame sezone, kur buvote treneris ir pirmoje lygoje ir pagaliau įrodėte su savo jaunaisiais, kad galite būti geriausi? Matot, mūsų tikslas yra žaisti gerai futbolą, profesionaliai galvoti ir daug ir kokybiškai dirbti. Laukia kaip ir mažytės atostogos, lyg tai lauko futbolą šiemet baigėt. Ką planuojate toliau, prieš Kalėdas ir toliau? Dabar taip neslėpdamas pasakysiu, kad jau čia vyrai lyginasi šnekėdavo daug daugiau ne apie tą lauką, bet apie salės futbolą. Nors aš jums sakiau, tai galim sureikšminti. Salės futbolas toks daugiau emocinis tas futbolas. Žaidimas keičiasi kas sekundę, bet visą laiką jie nori įrodyti, kad jaunesni prieš vyresnius gali gerai sužaisti. Gal paskutinis sakinys būtų šiemet Dainava, kurios pavadinimą jūs nešiojat nuo 14 metų, realiai pradėjot rungtyniauti nuo šių metų. Šiemet yra 80 metų Dainavos pradžiai ir 40 metų aukso medaliam. Ar savotiškai galite šitą pergalę irgi skirti tiem žmonėm, kurie iki šiol vadinami ir nepaneigti auksinė Dainava? Be abejo, esam viena šeima, čia kas be ko. Visos pergalės dėl Alytaus ir dėl Dainavos, dėl žmonių. Ačiū.